Tai vat apdailos prekės yra tikrai tas vat emocinis užtaisas pas žmogų ir dažniausiai permoka visi daugiau negu tikėjo. Tai vis dėlto reikėtų galvoti apie namo kvadratūrą, jeigu mes sakom, kad mums tokio reikia, kaip ir irgi kompromisą nesinori eiti, tai tada lieka sklypas, galbūt fasado apdaila namo, arba klasė vidutinė, arba ekonominė. Va šitoje vietoje vyksta pasirinkimai. Turėtų tai vykti, bet dažniausiai vyksta taip, kad žmogus išsirinko projektą, jis galvoja, nu maždaug ten 1500 už kvadratą, galbūt jis aiškino tikslę kainą, bet neįvertina nei apdailos tiksliai, neįvertina sklypo kainos, jisai jau įsirinko projektą, nusipirko sklypą, architektas jam suprojektavo, statė ir atgalo gaunas taip, kad vienas kambarys įrengtas, po 5 metus aplink dulkes, nes nepritrūko pinigėlių. Ir tai tikrai aš neku ne dėl to, kad gazdinu, bet apie turbūt 60% susiduria su šita problema, 70% žmonių, kada reikia ieškoti papildomo finansavimo, kad pasibaigtų. Ar skolintis, ar dar kažką. Tai kaip sakau, anksčiau buvo iš banko lengva pasiskolinti, nes vertės kilo, atlyginimai kilo, dabar reikia pasiskolinti, viskas yra riba, mes nieko jums negalim padėti. Tai va, šitoje vietoje tikrai atkreipti dėmesį, kad šitas biudžeto sudarimas tai yra esminis sėkmės faktorius. Nuo to vat reikia ir pradėti.